Sveiki visiems, taigi šiandien norėčiau apžvelgti brokerį Trading 212, gal kažkas naujo naudojatės, gal kažkas ieškote pigaus brokerio, taigi Trading 212, kas tai yra? Tai yra finansinė įmonė, kuri teikia prekybos paslaugas ir platformą. Tai paprastai tariant, galima investuoti, pirkti akcijas, ETF-us, gauti dividendus, palūkanas, fondus, obligacijas. Taigi Tradingis yra įsikūręs 2004 metais buvo įkurtas. Galit patys spręsti, ar tai ilgas laikas ar ne, 20 metų veikia šiuo metu. Buvo įkurtas, jo būstinės yra Londone, Jungtinė karalystė, tai kaip žinote, viena iš finansinių sostinių Europoje ir Sofija, Bulgarija. Licencijuota ir reguliuojama Jungtinės karalystės. Ką Lietuvos bankas rašo apie Trading 212? Tai turi licenciją Lietuvoje vykdyti paslaugas, investicinės paslaugas, šalis Bulgarija. Tai nežinau, kaip vertinat Bulgariją, turit patys spręsti. Tai gerai, atsidarykime patį Trading 212 profilį. Kodėl aš pradėjau pats naudotis šiuo brokeriu, nes ieškojau kažkokio brokerio, kuris būtų pigesnis prekiauti mažesniam sumom, nes esu kaip ir pradedantysis investuotojas. Tai kaip ir pagrindiniai 4 brokeriai buvo turbūt Freedom 24, Interactive Brokers, šitas ir dar keli, bet vis dėlto pasilikau prie Trading 212, nes tikrai geras sąlygas suteikia, apie kurias pakalbėsiu vėliau. Taigi, kaip matote, pirmas langas, galima pasirinkti Standard View, Advanced View, tai čia matome kažkokias naujienas, galima pasiskaityti. Man taip pat patinka, kad žmonės komentuoja, tikrai nėra daug trolinimo, galima žinoti kažką naudingo. O My Watchlist, tai čia galime susidaryti savo stebėjimo krepšelius, kaip pavyzdžiui, aš dabar susidariau. Šitie pirmi 5 arba 6 būna dažniausiai jau sudaryti pačios brokerinės, bet pats susidariau stebėjimo krepšelius, kaip nekilnojamas turtas, Tech, ETF, Crypto, kaip matote, China, Manufacturers, dividendai, bonds ir panašiai. Ir po biškį stebiu. Pavyzdžiui, gerai, galime nueiti apie China, Alibaba. Aš įsidėsiu stebėjimo krepšelį, paspaudžiame ant įmonės. Kaip matome, galime pažiūrėti dienos, savaitės, mėnesio, viso laikotarpio kainas. Vienoje vietoje taip pat galima pamatyti naujienas, apie šią įmonę skelbia naujienų portalai, pats žmonės komentuoja, tai labai patogu, social media, galima pirkti iš karto buy pending orders. Kuo man patinka šis brokeris, nes neturi jokio mokesčio pirkimų. Pavyzdžiui, aš norėčiau nusipirkti Alibaba. Gerai, noriu nusipirkti vieną akciją. Pavyzdžiui, taip, dabar kainuoja 116. Ir norėčiau su limit orderiu nusipirkti, taip. Tai kaina pasieks $110. Tai mano akcija bus nupirkta, tai spaudžiame review order, kaip matote. Tai limit buy, tai teks palaukti, arba nesulauksime, kada tokia kaina pasieks Alibaba. Tai kas svarbiausia, komisinis yra nemokamas pirkimam akcijam ir ETF-am. Tai viena priežasčių, kodėl pasirinkau šitą orderį. Kaip matote, aš suformavau šitą orderį, dabar kaina yra 110, taip. Ir man nieko nekainavo, free orderis, kai nupirksiu šitą akciją, aš gausiu pranešimą. Pardavimas taip pat, kiek žiūrėjau, nemokamas, taip pat galima pasižymėti kainų
rodiklius, kai kaina pasieks tam tikrą rodiklį, jūs gausite pranešimą į savo telefoną, galima pasidaryti. Nes, kaip ir minėjau, Trading 212 turi mobilę versiją ir desktop versiją. Tai tikrai labai patogus įrankis. Kas toliau, galima taip pat žvelgti kainų range, galima pamatyti market capą, tai kiek iš viso akcijos yra vertos. Kaip matome, 265 milijardai. PE ratio, tai irgi labai naudingas dalykas. 27, kaip matome, paskui dividendus išmoka įmonė. Galima apžvelgti taip pat pajamas. Kaip matote, pobaiškiai didėja, paskui pelną. Pat gauname informaciją pagrindinę, ką įmonė vykdo, kiek turi darbuotojų, kokiame šalyje, mieste registruota. Tai labai patogus įrankis, tiesiog stebėti ir ieškoti naujų akcijų arba ETF ir panašiai. Gerai, šitam skyrelį galima matyti savo orderius, limit orderius, kaip matote, Alibaba, Intel, Invesco, Realty Income įstatęs, tai norėčiau nupirkti akcijas. Taip pat, kai užsiregistravau, gavau akciją dovanų Amazon. Paskui parodysiu, kaip įvesti bonus kodą, su kuriuo galite gauti akciją dovanų. Bonus kodą rasite komentaruose, paliksiu savo. Taip, čia galima paspausti Get Free Shares ir tada pamatysime, kad galime pakviesti 5 žmonės per šitą laikotarpį ir už kiekvieną žmogų turbūt gausime akciją ir tas pats kitas žmogus, kuris bus pakviestas, irgi gaus akciją. Tai copy invite link ir galime pašėrinti kitam draugui savo. Tai va, kaip aš turiu vieną akciją dabar gavau dovanų, nes pats neseniai užsiregistravau, kaip matome 4,65 returnas jau. Gerai. Kas toliau, trečias kritelis gana aišku, čia paieškos langelis, galime rasti most traded akcijas ir šiaip galime surasti kažką, ką norite, nes tikrai Trading 212 turi didelę bazę. Pavyzdžiui, Humana suvedam, plus 9 prekių ženklas Lietuvoje, galime pirkti doleriais. Gerai, ketvirtas skirelis, taipogi viena priežasčių, kodėl užsiregistravau Trading 212 platformai, vis dėlto leidžia turėti savo kortelę, virtualią arba fizinę kortelę, šiuo metu tik tai UK, kiek žinau, Europos. Europą irgi tuoj turėtų įdiegti, bet, kaip žinote, reglamentavimas yra sunkesnis Europoje, tai tiek užtrunka, tai ką kortelė siūlo, kol kas siūlo 1,5% cashbacką, tai jeigu jūs gyvenate, tai tikrai rekomenduoju naudoti šitą bonusą, 1,5% cashbackas ir plus gaunamas 4% už einamas lėšas. Ką aš dabar matote, turiu 5,000 pinigų, 5,000 vertės pinigų, tai 4,000 eurų, 1,000 dolerių ir akcijas kelias ir vieną akciją. Šitą vertę sudaro, tai už laikomas pinigus gauname taip pat palūkanas. Kas geriausia, kad man patinka, nes aš, pavyzdžiui, statęs dabar 445 eurus į limit orderius, bet vis tiek už šitos pinigus visus gaunu palūkanas. Parodysiu paskui, tai kas be ko, pavyzdžiui, UK vartotojai gauna virš 5%, dividendus palūkanas už savo laikomas lėšas. Už eurus gauname tik 4. Bet tikrai vis tiek geras procentas, palyginus su Lietuvos bankais,
Taipogi valiutos konvertavimas 15%, 0,15%. Tai nuo 1000 eurų turit sumokėti €1,5, jeigu norit konvertuoti į dolerius. Mokestinis nėra mokesčio, nemokama kortelė. Taigi 5 skyrelis, čia matome taip pat irgi naujienas, community, tai čia kaip formas, Pies, toks irgi įdomesnis dalykas, kad galima sudaryti tam tikrus krepšelius ir investuoti automatiškai, galima pasirinkti kitų žmonių sudarytus krepšelius, bet kol kas dar neišbandžiau. Ir gerai, dabar 6 skyrelis, 3 brūkšniukai, tai čia matote get rišėjas, savo galite rasti kodą, kurį galite siūlyti draugui užsiregistruoti, gausite akciją, kaip minėjau. Gerai, interest on shares. Taip, kol kas neturiu dividendinių akcijų, tai čia, kai gausite dividendinės akcijas arba tam tikrus ETF-us, reikės įjungti, kad gautumėte dividendus už akcijas. Interest on cash taipogi reikėjo įjungti, bet labai paprasta, aš persivedžiau 5000 eurų šitą brokerį ir iš karto pradėjau gauti palūkanas, reikėjo, kiek atsimenu, jungti tik vieną mygtuką, kad norime gauti palūkanas. Kaip matote, šiuo metu eurais mokame 4% palūkanų. Euriboras, aišku, mažėja, tai tikėtina, kad sumažės. Ir visą laiką uždirbau 5,5 euro, tai beveik 6 eurai. Kas geriausia, kad palūkanas išmoka kiekvieną dieną, daily interest, kaip matote, 43 centai. Rytoj gal jau prisidės, greitoj taip gausiu jau all time bus 6 eurai, tai jau man palūkanas skaičiuos nuo visos sumos. Tai gali būti, kad daily interest pakils iki 44 centų. Jūsų lėšos, kaip matome, investuojamos Morgan, Barclays ir kiti bankai. Taip pat konvertavau 1000 eurų doleriais, kad diversifikuot. Man tai kainavo €1,5 euro. Manau, vis tiek vienas iš mažiausių turbūt tarifų metu rinkoje, kiek domėjausi. Doleriai siūlo 4,6 procentus, tai irgi neblogai. Kaip minėjau, prieš tai svarais, kaip matote, 5,10, tai turbūt palūkanų norma dar nėra sumažinta, už tai gal ir verta laikyti ir svarais, bet priklausoma, aišku, kokią valiutą ketinate pirkti savo akcijas. Aš kaip ketinu pirkti daugiausia eurais, tai kelis tardau ETF-us, kurie parsiduoda eurais, kažką akcijų, bet taip pat ketinu ir pirkti doleriais, aišku, tai irgi ketinu gal kažkiek tai dar persivesti ir doleriais. Tikrai payments galima matyti, kiek gavome akcijų, ne akcijų, bet palūkanų 14 centų doleriais ir 43 centus eurais. Vieną dieną, kaip matote, išmoko man, nesvarbu, ar tai savaitgalis, ar darbo diena. O man patinka, gerai. Tiesa, noriu pakalbėti, kaip persivedžiu pinigus. Čia matome deposit funds. Jeigu paspausime, galime pridėti savo banko sąskaitą. Praktiškai persivesti pinigus į šitą banko darbo dieną man užtruko 4 valandas. Savaitgaliais nebandžiau, o susigrąžinti pinigus užtruko 1-2 darbo dienas. Tai turime 2000 limitą. Kaip manote, tai reikia tą minį, kad jeigu viršite 2000 depozitą, mokestis 0,7, bet kaip suprantu, skaičiuojama per mėnesį. Taipogi matome deposit funds, grįžkime, galima kortelę pridėti, Google Pay, bet aš persivedžiu per tarptautinį pervedimą, nieko nekainavo. Tai praktiškai persivedžiau 5000 eurų ir man kainavo tik tai €1,5 euro konvertuoti į dolerius. O viskas kitas kol kas nemokamai. Taigi manage funds, čia mokėjimai, tai kaip jau minėjau,
Videos tai čia mokomoji medžiaga, LEN taip pat galima rasti tokių tipsų, kaip elgtis šitą platformą. Economic Calendar. Patinka man šitas skirelis. Čia kiekvieną dieną patenkiame kažkokios tikrai aktualios informacijos, pavyzdžiui, Šveicarijos nedarbingumo lygis, koks dabar, koks buvo prieš tai. Matote, net valandas sumišymėta, tai galima sekti naujausią informaciją, nereikia kažkokių kitų websaitų. Galima perkelti profilį, kaip matote. Aišku, rašoma, kad nemokamai, tai labai gerai skamba, nežinau. Nebandžiau, dar kol kas neturiu, kaip matote, nieko. Nustatymai, tai čia spalvas ir panašiai, kalba, use promo code. Tai jeigu užsiregistruosite šitame brokeryje, būsiu labai dėkingas, jeigu rasite mano promo kodą, kurį rasite komentarus, arba galite registruotis per referalinę nuorodą, arba užsiregistravus vesti mano kodą ir gausite akciją dovanų. Help Center, Chat with Us, tai čia tiesiog supportas, teko bendrauti. Nežinau, gan greit atrašė, bet sunku pasakyti, ar tikrai labai operatyvus ar ne, kol kas dar. Community formas patinka, taip pat galima bendrauti su žmonėmis. Ir kaip ir viskas šitame skyrelėje. Gerai, ką čia dar norėjau pakalbėti. Taigi, kaip sakiau, persivedžiau 5000 ir yra investicinė, kaip pasakyti, paskyra ir yra tradinimo paskyra. Čia tarifai gal kažkokie kitokie, tikrai, žinokit, dar neišbandžiau. Taigi, ką dar norėčiau pašnekėti apie šitą trading 212 brokerį, kad vykdysiu tokį eksperimentą. Nežinau, bandysiu pirkti ETF-us kažkokias akcijas ir neplanuoju turbūt daugiau persivesti pinigų iš savo sąskaitos, tai bandysiu žiūrėti, kiek galima pliusinti per metus su 5000. Kol kas, kaip matote, viską laikiau einamoji sąskaitoje, tai gaunu palūkanas už eurus ir nelabai skubu pirkti, kažkaip laukiu gal didesnio dipo šių metų. Tai va, toks mano eksperimentas. Ir aišku, prieš susikurdami brokerio sąskaitą pasidarykite savo researchą, nes vis laik galima prarasti pinigus labai lengvai. Tai, kaip sakiau, dar esu waitliste, joininau šitoj kompanijai, laukiu kortelės, tikrai. Kaip ir viskas turbūt, ką norėjau paminėti, kol kas iš pirmo žvilgsnio, kiek pabandžiau. Tikrai geras brokeris. Mokesčiai, mano manimu, mažesni, nes už Freedom 24 yra Interactive Brokers. Nėra pirkimo mokesčių, nėra laikymo mokesčių, konvertavimas taip pat pigus valiutos. Tikrai nematau jokių minusų trading 212 kol kas. Saugumo klausimas irgi atrodo patikimas, kaip žiūrėjome Lietuvos banke. Kompanija, aišku, nėra labai senai veikite, apie 20 metų. Tai būsiu dėkingas, jeigu paspausite like mygtuką. Taip pat panaudosite mano referalinę nuorodą. Pakomentuokite, gal kažkas jau naudojate, ar planavote naudoti šitą brokerį ir kaip jums sekasi. Ačiū už dėmesį ir susitiksime kitame video.